Tai pradėk jau, ne? Taip. Labą dieną, noriu pristatyti Praną Gibiežą, 64 metų Lietuvos ledo rutulio čempioną. Su Pranu esam Vilniau, žydų restorane, ten ves Mona kelionį Vilnių apmoka Vitalijus Vaigauskas. Taip, Prana, prašom pasidalinti savo įžvalgom apie savo gyvenimą. Prašom. Taip, gimęs Plungė, 42 metas, rugpjūčio 4 dieną. Buvusi dabartinė yra Kalniškių, kaip ir buvo gatvė, tik dabar jau gerokai praplatinta, antra buvo siaura, Barklės važiuodama, o iš Keimo futbolą žaisdavom, spardydavom. Taip, tėvas miręs, amžinatilsį, tėvas irgi jau mirusi. Tėvas buvo išvažiavęs darbams į Vokietiją 43 metais ir grįžo 45 metais. Motina, kaip sako, šeimos tvarkytojai, jokio darbo konkretaus neužsiėmė, nes buvom 3 broliai, 2 seserys. Šeiminė buvo nemaža didelė. Buvo ir ūkis nemažas, senėlis buvo nupirkęs gan nemažą plotą žemės, dalis žvydų, prastą žemę, bet vis dėlto buvo troba, senovinė gal kokių praeito šimtmetį, užpraeitą, sakysim. Statybos gal didelė, talpi, bet jau senoviniška. Buvo tvarta, tėvus tvartas, pastatėm jau kapitalus. Ir buvo, kadangi buvo žemės, tai nors žemė prasta prižvyrdomas, bet teko užsiminėti, nes nuo Kalniškių gatvės žemė ėjo iki Rytavo gatvės. O palėlis per vidurį tekėjo. Bet laiko bėgant, atėmė vieną dalį, atėmė kitą, balieka tik tą, kas dabar yra, žinai. Ar 60 ar kiek, tai dabar sesuo gyvena. Taip, brolis buvo Stasys, vyriausias, baigė Kūno kultūros institutą, buvo Lietuvos slidinėjininkas, buvo Lietuvos rinktinės narys, dirba dėstytojų Vilniaus filialę Kauno politechninio institute. Tai seserys, viena sesuo dar gyva yra, o kita mirusi. Jos nieko ypatinga, namų darbas užsiminėjo, ypatingai darbais neužsiminėjo. Taip, kad kalbant, kur mokiausi, mes gyvenant buvo taip, kad reikėdavo kartais nors motina verti kartu darbus ravėti, bet per daržų ravėjimą, ypač per majaus, kurios gegužį mėnesį būdavo. Labai motina spausdavo tai gegužinis. Tai aš per gegužinį dėka išmokau futbolą žaisti. Nes per gegužinės susitardavom su vyra, su chebra ir žaisdavom, kur galėdavom, kur peivą rasdavom, tai žaisdavom futbolą. Gali būti ir vienas kažkiek gavo ir ten reikalas aišku yra, kad net tas klebas buvo, net toks piramišis baigęs, tas tai buvo daug sunkiau, šiaip reikėdavo darbų dirbti, žinai. Atėjau mėšlą padėti išvežti pavasarį ir panašiai, nors mieste gyvenom, bet paskui siaurė viską, suspaudė viską, čia, palikom basą. Ne basą, bet jau be nieko, be ūkinės veiklos. Mokyklų dabartinė gimnazija atrodo ir čia
už kapų, už senų kapinių kalną. Na, tai sąlygas buvo geras, viskam tik tą, kad reikėdavo toliai vaikščioti. Maždaug apie 2 kilometrus iš ryto, vakar kartu kokių užsimėjimų, ar dar kokius veiklos, tai reikėdavo 2-3 kartus pirmyn atgal bakščioti. O nors būdavo tokių kaimynų, kad edavo tišką, ten dar kas andavo iš kaimų už 4-5 kilometrų. Tašydavo. Žiūrim, kada ten jau yra iš kaimo. Jau reikėtų mokyklą, nes iš paskos pirmyn. Nu, mokykla buvo sąlygas geras, ta prasme, kad kas biškau galėjo užsiiminėti. Pavyzdžiui, tenisą aš pradėjau žaisti, nu, pradžioje. Trumbo žaisdavom, paskui jau prie tenis stalą prilenkdavau, o paskui visai amžinai sportus buvom į mokytos. Senas tauragiškis tinklininkas buvo garsus. Tai atvedė mums vienintelį stalą, jau visą salę, dar privilegiją ir mes su Šarūnu Zenuonu. Ištisai žaisdavom kartu vakaras. Įsijungdami šveis, pritamsos bandydom žaisti. Pocius tai Povils Pocius. Prašau? Pocius, mokytos fizinį. Mokytos fizinį, mokytos ant Svaldė visi inventoriai ir jis, kada mes jau biškai pradėjom lošti jau rajonį pasireiškim, tai mums jau davė kaip pirmenybė tokį individualią naudotą stalą. Nes taptų nulinčių buvo daugiau, bet o vien stalas ne visiems užteko. Tai buvo suteiktų pirmenybė, tai mes pradėjom žaisti ir rajonė kažkur tai laimė patinka. Trenerių nebuvo, trenerių buvom patys. Kai kažkur spaudos rimtos nebuvo, niekur televizijos nebuvo, kaip sugebėjom, tai mokėmės. Bet paskui besimokant, užsikabėna futbolas ir ledo ritulis. Ypač tai, kad nes buvo konfliktas, net, žinai, kai buvom pradėję jau pacanai dar jauni, švieži, dar nepilnai sugebėjom, bet norėjusi žaisti. O kada draugiškos rungtynės, tada jau mums leido irgi pasitreniruoti. Pasipraktikavau, tai tik buvo numatyti kelionį Telšius, ledo rytų rungtynės. Ir buvau rajono pirmenybės stalo tenisą. Nu, aš tam pats mokytojau sakau, mokytojau, aš noriu padaryti, norėčiau greičiau pastatyti grafiką, to kažkas. Sužaidu greičiau ir išvažiavau. Mokytojas sako, kokių velnių, sako, žaisk iki galo ir viskas. Nu, aš nepaklausiau ir išvažiavau. Ledu turi žaisti. Nu, žinoma, pažaidė, vis lips. O ton ledu turi kas vadovavo tada? Jeigu Pocius vadovavo mokyklą? Ne, Pocius ant Ne, mokyklą vadovavo, o ledo ritulkas vadovavo. Ledo ritulį buvo Zenelį vadovavo, nu, bent jau su jaunimu užsiimdavo Zenonas, kaip jis Paulauskas. Paulauskas, kuris sodegė liktai elektriks, kaip sako, Šiaučius ir elektriks sodegė spinto, elektros spinto. Tai on su pakveitė, nemaža kas, tu gali negali, maža rūpėčia, mes turim spą. O kas iš kompanionų buvo, iš draugų, Nu, katrai lošti ant ledo ritulį? Nu, tada kas, Girdvainis jau žaidė, Anicets. Anicets paskui kažkaip. Liktai tas, jo, dabar užsimenu, už pavardę užmirštą. Petrocijons gal? A? Petrocijons gal? Petrocijons jau buvo, jau rimtas žaidėjas, kuris Rusijos žaidės, kariuomenį žaidės didįjį ledo ritulį turnyrą, riedulį. Tad baisiai gerą čiuožį, greitai. Nu, biškai, bet pavarota biškai, bet šiaip geras buvo. Geras jau slims buvo, Česnauskis, Ons, Guds, Šleinys. Dirvonskis visi jau tai buvo žaidę. Mus jau biškauklė jau Girdvainį, Mulį, ten dar kai kurius, bet taugai nebuvo pas mus. Pagrindą mes su Girdvainį jau taip, iš tos tokios biškriaugančius buvom. Kad nes nemokėjai čiuožti, žinai.
O aš kada gatvėje ten su slidėm visur slidinėdavau, vaiką jaunims aš su pačiūžoms. Tėvus buvau nupirkęs paladnurmis pačiūžas, tokias pribatų, taip su klepas tokias, su klepas tvirtinamas pribatų. Ir aš buvau išmokęs jau neblogai čiuožti. O šleinyčią atsim dar pamokymą, kaip tas pusės daryti, aš pasitarau. Nu, pats padirbėdavau, aš pramokau čiuožti, tad leisdavau žaisti. Nu, ir tada ką, mokykla, mokyklokas. Nu, draugų buvo, žinai, draugų, nelabai buvo laik man, kada užsiimti, tai šeima, ledaritelis, vasarą futbols, pavasarį futbolas pasiruošėms, Jazdauskas treneris buvo, atsimenu, pats sena, aš gal buvau kaip 10 klasėje, jau Leonardinį prisiovą, tai būdavo treniruotis tokias, kad versdavo bėgti iki Alsėdžių sankryžos, ant Platelių korytą, atsimenu. Kad važiavau į Platelius, ant Mažeikių, ne posūkį į Platelį, bet toliau, Platelė telšė. Jo, iki Vilko alkalį. Jo, nes galbūt, ten iki įsivaizduoju, aš nežinau, 10 km, kiek gal mažiau. Bet koks kels, pavasarį, žvyr, šlapi, jo, parvažiuoju motiną, nepasakur, tu buvai, aš manačiau iš kartais kalbėjus, skalbtas kur. Tai, mes atlaikydam, tai senelė, kur vyresnė, aš pradėdavau čiaudėti, bet labai fizinį krūvį daudavo Jazdauskas. Principai labai geras treneris buvo, žinai, pats vartininkas būdams garsus, davė visiems prikurtas. Nu, va, ką, palauk, ką su draugu dar, buvo Gal dabar Zitka Cimbleris buvo, vienas iš tokių įdomių vyrokų, žinai. Jis muzikorius, akordeonas turėjo, grodavo, gerai grodavo ir padainiau sugebėdavo bardo tokiam ar kokiam stiliam tam, žinai. Bet, mes žaidė futbolą, bet gimnazija būnant nelabai, žinai, kad mokymos laikais. Bet, mes taip jau sudraugavom, žinai, ir dažnai būdavom, žinai, kada pasiimti ir vėl iš pirmųjų atsirado televizorius. Ir pasaulio pirmenybės, ir ledaritelį arba Dailį Žužėną, tai pasirodė žiūrėdavom. Tai ant sakatų šeimyną buvo tokį poveikį maloniai. Tėvas užsiminėjo, matyt, biškį beznių, žinai, veždavo kaimytą vištas, ant stalo padangęs būdavo visada. Vaišindavo, motina simpatiškai, tai mane vaišindavo, tai žinau. Taip, paskui jau baigėm vidurėnį, reikėjo įstoti, reikėjo ruoštis tada. Aš kadangi važiavau stoti Politechnikos institutą, tai paėmiau matematiką pakartoti. Išsprendžiau visus uždavinius, kiek buvau lietuviškas ir rusiškas. Rusiškas ten parstols, ne visus lietuviškas sprendžiau visus. Uždavinis pasirašymus ir kartu padalyvavo ir Zika. Irgi sprendė viską, laikėme egzaminus institutą. Iš raštų gavom 5, o mums gavo iš žodžių 2. Kaip apsižiūrėjau, nežinau, ar nesimokė matyti. Ir gavo klausimą kažkokį, kad gavo 2. Mums neįstojo, paskui įstojo pedagogį, paskui po metų įstojo į statybą. Tai, ką aš nepasakyti, ir institutų užsakabėjo už futbolą. Pradėjo žaisti už instituto komandą. Čia Politechnikas, Kauno Politechnikas. Vilniaus filialas. Vilniaus. Vilniaus filialas. Tai, o brolis buvo treneriai. Jau mums perėjo
baigė institutą, kai baigė savo intensyvį darbą, jau iš karto perėjo institutą, dirbo katedrą, sporto katedrą. Ir ant futbolo treniravo ir paėmė Ranonai. Aš biškai taip smulkesnis vyras, bet jodrus greitį turi neblogą, žinai. Tada ir polėm pastatyta, žinai. Vienam kėliniu atveikta, žinai, visai nieka, žinai. Žinai. Dar tokiu šposa buvo, kad mokykla kartais ateini eina rytą ten, žinai. Mans primonis sako, Brian, pažiūrėk, kokį man pėtę ir miru. Pažiūrėkim, kaip ten. Sako, tu kaip pat. Sako, tai iš kur tau per naktį. Pažiūrėk, 4 mėnesius sėdėt, žinai. Papajarauti, žinai. Išpusininkas buvo. O kur jūs apkirkir dabar, ar girdi kur nors? Ar girdi, čia negirdi? Yra uns Vilniau, man rudos. Ar Kaune. Uns buvo? Uns į šeimos viens pats gyvs tik tą. Tėva mirė Izraelį, orki mirė, zisuoja mirė jaunėlis, o Zika į kažkur gyvs, vašanu. Bet uns buvo išvažiavęs į Izraelį, ne? Buvo. Ir grįžo vėl. Jo. O kas jam nepatiko? Nu, nesvarbu. Bet aš anu paskutinį kartą mačiau, tas buvo jau, kad jis dirbo Marijampolėje. Architektūra. Ten jo, miesto architektūra. Botą savo rodė labai šaunas, pats buvo vyresnis ir ponį turėjo simpatiškai. O paskui nutušti. Tai vat, nu kas čia dar, mokytoja buvo, nu pradžių per pradinį mokyklą buvo čia už bažnyčios. Valščiaus mokykla. Nu, pradinokan vadinasi. Gal, pradinį, 3 klasių. Jo. 3 klasių buvo. Buvo rusų ir paskui mūsų. Nugriuvi sulig. Rusų sako, nugriuvi, aš mačiau. Ne. Ir tom buvo mūsų nugriuvi. O tam reikals rusų perstoti, dabar senėlį numa, slaugos numa. O tom pradinį, kur ir aš ėjau ten, nugriuvi sulig pamatas ir pastatė fantastinį grožį. Tokį pat, kaip buvau su gonkelė, su šonas, tokį pat didumą, nežinau, kas ten bus, bet pastatas ir liuks. Nu, ten pastatas buvo prastoks, mažas. Ten jau mirtininkų pastatas. Dvi klasės tik tai buvo, bet patalpus. Viena didelė, kita didelė. Viena kapėdavo teisė klasė buvo, viena pukairė, į toliau da pukairė. A, tai gal 3. O, ne, o ten muždavomės, jo, šitai. Su kaimynas, ypač, žinai. Mes į tarpusavį muždavomės, žinai, vien tik susumušėm su... Matai, mokyklų dar apart to, paskui vėliau jau, bet pasidaužydavom, žinai, net. Gaudau velnių nuo mokytojų. Tai paskui baigėm ton vidurėlį, žemus rūmus mokėmės pradžių, žinai. Tad ten kažkaip tai išėjo, kad mums pasidarėm dar boksą. Bokso sekciją atsidarė. Ir nemažai dalyvavom, biškai pramokom boksuoti, žinai. Kas vadovavo? Atrodo, kad nežinau, liktai beveik sama moksla, kažkas negali atsiminti, kažkas tai buvo liktai. Buvo kažkas, bet ta buvo, kiek tai žinai, ten įsivėlė muštynis, dėjo iki direktoriaus mokyklos. Tai gal mėnesį pasidaužėmės ten ir uždarė tokį mokyklą. Teko dar susikėpti, tam bokso sekcijos su draugu buvau, kuris paskui buvo bokso čempionu Lietuvos savo kategoriją. Ką pavardė? Ką pabrėlo, man štai. Du broliai, vienas vyresnis, kad dabar nepagalvoju iškrėti, kad Lietuvą. Nu, nesvarbu. Tai Lietuvą gatvė gyvena, ne, Kulių gatvė gyvena kažkaip toks. Gal prisiminsiu. Tai gal Zadens, Žėlius? Ne. Žėlių girdėt jau.
kas čia kur, tipo. Trenerė, kas A, futbolo, kas treniravo, jau futbolo treneris buvo, aišku, futbolo tai Jadžiauskis, o ledo ritulį tai praktiškai Zanelį, kaip vadinam. Nu, jaunesnį, vyresnis į Šleimus vadovaudavo. Vadovau Šleimus, tai tas Česis, Česnauskis, kam tai parodė, tai pasakai, kartais dirbonis susimda, bet tas konkretaus tokį išreikšti, tai nebuvau tik vadovas, Zanelį, kapanas, nes он какой-то тактикс элемент, техникас. Он žaidė taip, žiūrėk, nominalią gynimą, bet buvau lietus, žinai, nu, taip, jie tarp lėčiausias žaidėjas. Bet žaidė žmogus, žinai. Ir buvo treneriai, nebuvo. Buvo vartininkas, buvo Daumans buvo vartininkas, dabar taip žinai, žinai tiesiog gal. Buvo, kad buvo minėjami, Daumans dalyvavo darbo atrašas. Kada prieš merą mumis priėmė. Aš įsiterpsiu biškirėlį. Taip. Veins esi gyvas. Kaip? Veins. Iš tų čempionų komandas esi gyvas. Taip, kad ilga turi gyventi, užvasus prana. Stengiuosi. Laikyk prana. Jo, aš tada, dar buvo tas, dar buvau tvers jo mano, kur rožonius pardavinėjai. Aš prieš 4 metus, ar kiek tai buvau, prieš to merą, pas merą buvom pakviesti. Tai prieš dalyvavome merijo, on prisikėlė mane į bažnyčią. Nu, į bažnyčią neįtelpu, taip apie šventorą. Ir žiūrint, pardavinėjo rožončius, škaplėrs visoks, nu, ką pavadė. O čia iš čempionų? Ne. Ons... Čia taip mus plūs. Ne, ons buvo, ledo ritulį žaidė, aš senų žaidžiau. Ir ką pats, nu, ons vyresnis, aišku, žmonė, gal kokias 4 metus. Nu, neatsivežiau nutrauks. Aš turiu ir nutrauks su dideliu. Nu, kaip sustiksiau, grįžėm dar. Nu, bus aišku. Tai taip, kad su treneris buvo tokie dalykai. Tai buvo konkretaus nebuvo, kas tai patardavo, ton. O kas keitimai, kada jau keitimų, kada ar pats jau kada nori, bet tada paskui pradėjo Zanelį vadovauti, kad keitimus arba kas biškai, taip žinai. Prašiau sekas, kaip krepšinė. O prana, kur būdavo tos aikštelis? Aikštelis būdavo... Futbolo aikštės stadionas, visai, ne? O ledo ritulio aikštelė, kur treniruodavo ties, kur... Ledo ritulio daugiausia buvo stadione. Stadione. Buvo vienąsyk padaryta tam naujam stadione, kur tas vingis, Babrungo vingis. Nu, Ten prieš mokyklą. Nu, Babrungo stadione. Jo, ten buvo, bet ten nepasiteisino kažkaip tai daugiausia darydavo stadione. Vienu ar kitu pusę pastatydavo rodinį aikštelę ir užpeldavo. O prūdų čiuždavo tai? Nu, prūdą, kai buvo galimybė, tai aš nepamenu, kai jau būdams 98 klasė čiuždavo, opę žiūrėjau, prūdalį. O kadangi šitą ledo ritulį, kaip tokį, jau matyt, nu, jau netas buvo lygis, jau ant prūdą neįdavo. Nebūdavo jokių treniruočių, kas individualiai norėjo pasigalėti čiuožti, aišku. O taip vis laikė aikštynus ir aikštė. Ir buvo žiūrovų susirinkti, žiūrovų, siaubas būdavo, pilna. Kaip balėštikų būdavo, aš nežinau, dabar tokį, nu, matai, dabar išblaškytas ir dėmesys visų, tai tas kompiuteris. O tada futbols ar ledo ritulis Gadeikis buvo Halvis Rytau gatvėje. Vienė Beinars buvo, kita Halvė buvo, atsiprašau. Tai tas Gadeikis vedo per plūgį ir pusiau raišus. Futbolas, šaukdavau, skleisdavau. Vietinis plūgis šauklys.
vadinams. Nu, aišku, dirbtinis aikštis jau nepteka, vėliau biškai atsirado, Klaipėdą važinėjo daug, kas, žinai, dabar dar važinėjo Klaipėdą. Šią naktį grįžau. Buvo Buvau. Klaipėdą, aikštėje. Nu, mes trečiadienės, nu, pusė, nu, 9 iki pusė 11. Nakteis pelam, sėdam į autobusą, važiuojam namai. Tai jau kur dalyvaujat, kokius varžybas? Ten ir vakarų Lietuvos ledo ritulio čempionats. Šitą ir. Plungės ledo ritulio klubas vadinasi. Nu, ką tu čia, apskai? Oro jeigu... Nu, Aha. Tai dabar, jeigu jau grįžtumėm prie to ledo ritulio, kaip ten į tų šiaulius, iki šiaulių jūs dasikabinot, kad lošit su tau inkaru finalą. Nu, taip toks buvo taisyklės, kad užėmėm antrą vietą. Ar pirmą antrą vietą tai buvo. Vienu tašku surinko. Peržaidėm finalę, reiškia, dėl čempiono vardą, reiškia, finalinės rungtynės. Ir neutrių aikščių, kad būtų, buvo numatyta, ir buvo šiauliuks. Aikštelė buvo nelabai kokybiška, kažkaip tai matyti, šiaulė patys silpnoką žaidė, nebuvo mums konkurencijos, kaip įsivaizduoju, Panevėžys miestą, šiaulė, tuo labiau Klaipėda, nebuvo konkurencijos. Tai mums reikėjo konkurentų rasti, reikėjo Kaunas, Vilnius, pagrindė Kaunas. Įsivaizduoju, visą Lietuvą hokejus buvo Kėdainių žaidėm, Marijampolę žaidėm, bet reiškia, klasės žemiau, žinai. Jeigu, žinai, žaisdavau vyresnį, greit neturėdavau, kažkaip pabėgdavau, kiek mane grūda, negalėdavau pagauti, tai paplenkį, lasdą, iš užpakaltavo į tarpuvį. Ir į bortą, buvau čia varį, ir dar mano, kaip sakė, ir sąskaitą. Važiavau į bortą. Bortą aukštesnė, ar 20-30 cm standartų. Nu, Marijampolė irgi pats senoką gaudydavo lasdom, žinai, tarp kojų. Žinai, kad tu jokios orientacijos net, nepasiruoši. Kaip masė nešta, kada tau spainio kojas, tai spėj dar biškai susidengti. Tai, o taip žaisdom Kaune. Staklis buvo, Audinė buvo, Inkars, o Vilniuje buvo Spartakas, žvaigždė, ten dar kažkas. Nu, Spartakiadas tada, tos Lietuvos žymos Spartakiadas vadinamas. Būdavo, tai ten šiado kartais su Salantą žaidė, tai su Salantas nežaidė, bet taip pat tokį, kad Grigiškis nuvažiavam kažkokį, nu reikėjo žaisti už Trakų rajoną atstovavo Grigiškis. Nuvažiavam su Paziu, toks Pazis buvo, nebuvo karščiau, mums apšildoms. Užėjimo galinga, 20-25 laipsnių. Nuvažiavam pavakarė. Tas Grigiškis, nieka nėra, paskui kažką ten zenelių surado kažko, taip atsakingi. Tai numežė į vasaros tokį pionierių stovyklą, žinai. Nu, lentėlių sukaltų baraką, žinai, ir nieko, lovos. Jau tai bėguoti reikia. 25 laipsniai, saugas. Šaltinės šilumos. O rytą, per pėts reikia žais. Nu, mes vis tiek, kad su sveina koitinomis. Aplošėm tu su tom Grigiškai viskas, bet tik tai, kad kas svarbiausia, kad ir nieks nesusirga tokiam šaltį mėglūdam yra. Konta kažkur skambėjams, kažkur matrą susidėjom, kažkur, tai, nu, aišku, apie nusirengėjimą nebuvo nekalbos, žinai. Tai va, apie tokius priėmėmus, o Kaunus, Vėlius, tai normaliai, kada, nu, prakirta, daug žaidžių, Vilniaus rinktinė žaidė, Spartakiadas rėmus, Vilniaus Sinskas, sporto meistras Ganusauskas, sporto meistras Ganusauskas, gydėjai to Ganusauskas.
Nu, su futbolu gal žaidė, kleiškuojas tokis, žinai. Ir kokie bėgdo perlasas, žinai. Už Spartakų žaidėm kelis sezonus. Tai kažkuris Jacins labai stiprus smūgis, turi šilčiok, to vadinam, žinai. Numeris lynis, kai metė, mesdavo jau. Tai vienams mes smūgį darė ir su Klaipėda žaidė tada Vilnius, Spartikanas Rėmas. Ir tas teisės, tas vartininkas nepastebėjo, bet bandė kelti kažko tai iš šaibų, bet nėra, kad plokšti, Romčiai Donis. Jis pjūrė kelis Donis, iš karto ligonį išvežmau. O mane tai irgi panašiai, aš po 10 metų tu būdavo pietinė tribūna, pietvakar. Tribūna pastatyta aikštelė. Aikštelė tolokai, o persirinkimo kambarė būdavo kitų pusėje. Per aikštę ten jau į šiaurinę tribūną buvo. Bet centrinė, bet čia. Ten persirinkimo kambarė šėlė. Po 2 kilnių atrodo. Jo, pertrauk 10 minučių. Po pertraukos grįžtam ir pradėjom žaisti. Ir pradžių žaidimą. Kažkas tai paleido mėlynis lėniais, prižaidės nurodymą, aš spėjau pakelti ranką ir plokštę. Šaibą man kaukštis. Matau, sako, ranką priešinę. Ta farmausia. Bet dar spėjau čiūčiut sureaguoti. O peršinė, kada eini per sušėlus peršinį per šaltą, pasidarė ledu beveik, tas lydžiai. Ir man iškart, žinau, čia kažkokia alterkas, kokia myštis kraus kaip iš fontano, žinai, čia, čiurkli. Tai bandė, pristabdyti ten, žinai, tamponą, gal, esu vėl. Tik išėjau, pajudėjau porą žingsnių. Čia vėl, čia iš karto. Į ligonį, čia raudu darau, buvau į centrą. Atvežė, su kažkokiu pažymį, žinai. Čia, sako, tai iš kur tu čia toks atsirado, tai kad per anksti, sako, susidaužė, sako, žinai. Tipo kolegas kažkoks. Padarė operaciją, bet reikia tada Klaipėdą dar. Turėjau reikalą praktiką atlikinėjau. Parvažiavau, ten, nepažįstu, 3 mėnesius, visas į Lietuvos, viskas vėliavas. Daug. Tai gerai, kada vis vėliavas, o jeigu pradeda raudonų, tada bloga. Ką vėliavas į tą gerą, išbėg, reiškia. Bet buvo problemų, man reikia pasadą keist kažkaip tai. Ir suprantu, Hebra išpjovim iš bendras nuotraukas, šiaip panašiai. Ir buvau prieibęs, bet paskui kažkoks sensų, kažkoks tai kadrus, ten partietis ar koks tai, ir pastebėjau, kad čia nuotrauka net. Pateko akurat, nestandartinė, žinai, iškviet mane, prikurkas, čiuosi bautin, Klaipėdu, čiuosi iškviet. Nu, tai bet ten jau tas sasetą, tai nieko taip nelabai neskelbi, žinai, galėjai ten, žinai, išmesti, tada buvo didelį madą, mes lauk. Jo, tai bet nieko pramėnai, tai bet tu dabar, kad gauti, padaryti nuotrauką, tai čiūčiam šiandien. Nepašaurus, kuris kreatorių jau, kada suprakaito, nepasireikta. Bet vis tik tai matys, aišku, kad ir... O jeigu grįžt prie tų Šiaulių rungtynių? Šiaulių, tai... Šiaulius, kada lošė čempionų rungtynės. Taip, o kas tas toks tips buvo, kuris norėjo, kad priešos, kuris pretendavo kažko, tai nežinau, kažkoks. Rame. Ne, man tai, bet iš kur toks atsirod, žinai, aš ten negins. Prie to negrįžkim čia. Gerai. Taip, aš tada jau Vilnių buvau už Lokomotyvą čia, taip. Laik turėdams pažaidinėdam, žaisdavau, žinai, Vilniaus pirmenybės. Ir pakvietė Šiaulius. Ant tų rungtynių Šiaulius, su lėktuvu nuskridau. O kaip Šiaulius buvo aerodromas? O kaip ne, buvo, dabar didelis. Nu, dabar tai Zukne, ten karinė. Buvo Telšius, skraidydavau su lėktuvas, su Amenmagės, nu. Sutas, jau. Kiek problema, 2-3 reisai iš Vilniaus į Šiaulius tiesiog fukt.
valandėlį laikė veiklo. Nu, sužaidžiau rungtynius, nei vakarins nepavalgė, nieks nedavė. Lėktuvo atgal ir į Vilnių, o tai parvažiavo į namus, prie Seino, sakė, Plungės Ribosoteka, su dūdom nuvežė į kultūrinam, dabar kur ta špitolė ten yra, kas ten? Ne į Šaulį, bet dabar viskas nugriaut, plika. Ne, paštas tas ir prie tos varpinės šalia, tas didelis. Ne ten nuvežė. Parvažiavo į Linaudinių kultūros namus. Taip. Ne prie fabriko, čia pačiam centre buvo kultūros nama, tai paskiau pastatė už nugaros, nepastatė, sujungė su kita sinagoga, padarė sporto salę. Buvau, sporto krepšinį žaidžiau ten dar. Nu, tai vadinus, ten nuvarė, sakė, beveik nusispalnėšė. Nu, tada, kon man iš tų tik tai, kad aš turėjau buvau sesę, aš negalėjau labai daug bandrauoti. Važiavot man kveitą, aš norėjau vežtis į Plungę, panašiai, bet aš negalėjau egzaminus antrį kitą dieną. Bet mano atsiuntė iš pašalpą, kaip priklausė, išmokėjau, gan neblogą tada, kelias stipendijas lygį. O nuvažiavau tiesiog, aš savo pačiūžų nepaėmiau, sakė, kad atveš mano tas, čekiškas tas, jau toks panaš kaip dabar. Gal dabar geresnis yra. Dabar jau skiriasi labai. Galbūt, gal ko gero. Ir užmiršo. Dar kažkur tai suradom kažkokius klepatas, pradžioj vos negalėjau pačiuošti, kol įsivažinėjau, žinai. Nu, bet niek mes tada, Girdvainį žaidė, aš ir tas, Nazanėlė, kaip ant tas dešinių kraštam, trojkė buvo mūsų. Nepalkapot, turėt kažkokį figūruotį. Man rodo, Šiaulius Antis nežaidė, bet nuotraukų nėra. Kas? Antis, Girdvainis. Girdvainis? Nu kaip nėra, turbūt, žaidė. Nu, man rodos, kad nesvarbu, kaip susitiksime, tada parodysim nuotrauką, tada įvardysim visą konkretę, kas Nu, atveš aš savo nuotrauką tada. Nu, vat konsultų trenerė. Nu, po išvykimo. Prašau. Po išvykimo jau išvykimo. Ir po išvykimo tada... Kažkur dar vis tiek sportavo, nebuvo tiek. Jo, tada, matai, po trečią kursų baigėmo mums pasiūlė ministerija pasirinkti kadrus važiuoti į specializaciją į Rygą arba į Minską. Ir mums pasiūlė, kadangi rusų kalbą normaliai mokėjau, nes buvo mokykla labai šauniai mokytojų, MGU baigusi rusų kalbą. Pavot gal pramą? Ne, kur tu pradėjai, bet jį buvo karininkas žmona, simpatiška, bet tai, kad sudavusiam, tiesiog dažnai, kad rusų kalbą, kad išmokime visai gerą, kad šnekėti. Ir rašyba, ir 5 balus, gal rusų kalbas egzaminų nebuvo, bet šiaip labai normaliai. Kad institutą nebuvo, tu pasiūlė ir mes 6 išvažiavom. Prieš tam buvau grupę 5 Minską. Minskas, žodžiu, BPU vadinasi, Belaruskai politinis institutas, dabar universitetas. Ten studentų miestelėje, ten vokiečiai pastatė studentų miestelį Belaisvę ir studentų miestelį ten aikštynas buvo, žaidė, miesto pirmenybės. Taip, neblogai. O futbolą irgi taip, pažaidė, bet jau mažiau, daugiau ledo ritulį. O šiaip tai, laisvą laiką dabar dar tenisą pažaidė. Staltenis. Anuks gal dar neišloš. Ar pats taip gerai žaidė, ar anuks nemok žaisti? Galbūt atspėškis ir... Tai panašiai ir. Ne, aš
pramokau, tobulėjo, bet un savo galvos, Ačiū, Luks. nu, patobulėjo, žinai, bet. O ir kur vienas partneris buvo jau rimtesnis, bet он susirgo, dabar širdis slėgė. Dabar kitų partnerių, aišku, nu, aišku, galim nueiti į klubą, susirasti, pristatyti savo partnerių dar, bet pažiūrėti, kaip dar juodu, žinai, pasirodo dar biškį juodu. Nu, į gerą. Tai apie tu. Ten, matai, ten labai įvairiausių diferencijuotų amžiaus, visokių žaido, ten iki senelių barzdotų būti zarovų. Nu, kai kus gal tik žaidė, kaip jis lauko tenis pažiūrėjo. Adamkus gal neapžaidė, jau nežinau. Nežinau, šimtmečių. Jo gimėm daina jau buvo, bus šitą dabar. Un 26 gimėm. O, brali. Adamkus, Anglijos karalienė. Tai dabar- 26. Visi žymi žmonės. Adamkus, Anglijos karalienė, mano mama. Visi žymi. Gyva dar. Ne, jau. Klausyk, tai čia daktaro nesaugotų, Aš galvoju, kada inkubatorių tu laikyti, ar kur? stikliniam skafandrui, kaip Romas Pupiežius, ką vežioja, kad turėti į Adamkų taip vežioja. Nu, mat, aišku, nu, kapitan, nu, matai, labai un savo laiką, nu, aišku, pamatys, biškai galėjau sveikatą pagadinti karą metą. Žinai, biškai sunku man buvo. O šiaip jau man, ką. Ir po, nu, baigęs universitetą turi problemų. Net taip lengva buvo baigti, ir po kol įsitvirtinu paskui ką. Karolį? Nu, gerai, klausyk, kad trukdysiu dabar jau. Ne, palauk, dabar iš šeimos narių, kas nors kokį nors sportinį veiklą užsiėmė. Narmontą, pavyzdžiui, anūkė loš už Lietuvos rinktinį, Edmuntą Narmontą. Joną Narmontą, Linaudinių inžinieriaus. Jau čia bus proanūkė. Loš už Lietuvos rinktinį, daug prieš du. Ton smėlį, tinklį. O pateis kas nors. Nu, jeigu taip, šeimos, jeigu skaityt, kad šeimos narys, 100%. tai olimpinis laimėtus sidabro. Prašom įvardinti, kas. Edvinas Krungastas. 2008 Pekinė. Pekino olimpiada. Sak šeima. O buvo dar viena olimpiada, kada jis užleido šitam buvo irgi gan ryškiai pakėlęs, bet užleido patempė penonus, užleido veitą ir žemės veitų. Pekiną kinietis laimėjo pirmą veitą, o antras. Tai kiniečiai sakė, kaip treniravo tokius, turėjo vaistus, stimuliuojančius, kad to šiai dainą net nešifravo, ar neteisingi, kas per vaistą. Bet kad doping, nu, tipo kaip doping, bet tai gera padaryti ir gera veikia, žinai, nu, tu labiau, kad ir žmogų nežlogdi, žinai, kaip tai, ką. O ir labai kiną buvau pasiruošęs, sakė, o moteriškas ruošėsi bizūnas. Jeigu kur nepadarė, sakė, kalbau su bizūnas. Ir užtat kiną, kai pasirodė olimpiados siaubas. Iškovoti gerą vietą buvo sudėtinga, žinai. Sudėtingiau negu bet kurios kitos olimpinės žaidynės. Jeigu 10 tūkstančių, jeigu pas mus įveina veitą do surenkę, nu geriausio atveju, kad ir gal tarp savais konkurentų, tai ten įveina veitą 10 tūkstančių. Ir jeigu 9 tūkstantį numirį, nukrūvių, tai čia jūs problemas. Nu taip, čia žiaurus dalykas. Pas mus tokių dalykų negali padaryti, čia pas mus. Nu, o šeimos narių, kaip minėjau, dar brolis buvo, bet jau bovis, tik tai bovis slidininkas. Lietuvos rinktinės narys. Ir man buvo pramokti irgi slidinėti, žinai. Bet kada eina moteris įvyno Sapiginį į kalnus ir pakalbė į nuodą, vėliau taip. Nu, aš jau dar buvau pacans institutą, nu, ne pacans institutą, 19 metų 20. Tai jūs tengiu iš bendrai įsivystymą, taip sakant. O paskui jau trečią treniruotę
po pirmos dienos, kad pavarėm, tai tus kalnus pavarėm per treniruotę. Tai valydamas nuo jaunų kalnų aš buvau. Meistrus, plungį visus žvirdoms nuvažinėdavau, nusileisdavau visur. Jau nebijau, bet taip buvau, jau taip dakalt buvau, kad ledas ten įkės. Sapieginė gan raštrokė. Ir gal įstrigau tarp dviejų beržų ar pušų, žinai. Gerai, kad neįpal, bet tarp. Taip, kad sakau, ne, man iš manęs slidinti nebus, nes aš ūgis ne tas slidinėjimas, tai turbūt kaip ir plaukėme mažiausiai 1,90 m kažkur tai. Tai specifinis sportas. Jo, nes tai čia tik tai kaip šitas tenisas. Lauko tenisas, tas mūsų garsus žymus tenisininkas. Darums. Prašau? Darums. Lauk tenis. Lauk. Nu, berangis. Berangis. Nu, berangis. Nu, daugiau savo lygį, konsidama tokiam lygiam, nikam negal daugiau pakelti. Tai nepakėlė, dabar greta ledas. Ir žmonės vadinami su lubų. Taip. Ir be lubų. On su lubų. Tai be lubų į Pelé, Messi, tai be lubų. Tai gal... Taip, bet kokį ūkį gal. Nu, žinai, kaip parodo tam garinčią, nu tai, Su visas fizinės trūkumas, bet lubų neturėjai. Tokį kojį, bet tai trumpesnį buvo. Nu, matai, tokių fenomenų ir ledrų turi. Pavel Dacuk. Ne? Kas toks? Pavel Dacuk. Tas, kur už Detroit Red Wings žaidė. Aha. Kiek ten žaidė? 18 sezonų. Čia skaito super žvaigždė. Ta anukoj buvo trumpesnė. Ta anon norėjo pakviesti Tarybų Sąjungos jaunių rinktinį. Ir jaunių rinktinis treneris, sak, man invalidų narek. Aha. Pavel Dacukovas, da pacans buvo. Ten on paėmė į Maskvos Dinamo, man rodos. Nes Nazarovas, man rodos, tad buvo treneris. Ons 2 sezonus paloš Rusijoje ir išvažiavo į NHL. 18 metų. Pasakyti NHL Pavel Dacuk, tai čia super duper žvaigždė. Trumpesnį kojį, muni invalid sak narek. O ten tas Nazarovas sak, tu reik šaudyti treneris. Šaudyti. Nu, kaip, pažiūrėjau, Zelkevičius, nežinau, ar nuo trumpo kojį. Zelkevičius. Treneris, žaidėjas ir treneris. Tai betons, kiek fintus su savo tą koją darydavo. Niekas ne visą žinodavo, net spėdavo, visą spausti dar. Veicu kairį koją. Mykt. Nu, tai neįtikėsti. Turės tokį savo kozerį. Taip. Tai gerai tada, Pranak, aš atsiprašau, noriu padėkoti ir tekaus, kad vedu plungėje susitiksiau, kad bus plungėje turės laiką. Jo. Palauk, kad aš atsijungsiu, bet kontarsėvės kitiem nėra gal girdėti.